Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilys. Senasis kaimas. Traukiniu važiavau pro šalį, pro langą pamačiau tokią didelę pilį, tai artimiausioje stotelėje išlipau ir atvykau nufotografuoti. 1448 metais buvo pastatyta pirmoji medinė pilis, 498 sugriovė turkai, nužudė daug žmonių, kai kurios paėmė į nelaisvę, sudegino visus kaimo namus. Taip pat buvo apgadinta medinė pilis. Pro šią vietovę ėjo totorių kelias link Lenkijos. 584-9 Sandomiro vaivada ir Lucko seniūnas kunigaikštis Dominykas Ostrogiškis pastatė akmeninius gynybinius įtvirtinimus. 642 pastatė penkiakampę mūrinę pilį, kurią dar nebaigtą sugriovė kazokai. Kunigaikštis Dominykas Ostrogiškis 648 nusprendė pastatyti dar tvirtesnę konstrukciją. Tvirtovę juosė griovys ir pylimai, vartuose buvo įrengtas pakeliamas tiltas, kelias į pilį vedė per pelkę ir užtvanką. Rekonstrukcija buvo baigta 654. Pilies plotas buvo 2 hektarai. Tvirtovė buvo tokia stipri, kad atlaikė kazokų apgultį. Per Bogdano Chmelnickio sukilimą 672 turkai šios pilies taip pat neužėmė. Pilies sienos buvo 14-16 metrų aukščio. Iki šių dienų yra išlikę 3 bokštai iš buvusių 6. Ant bokšto priešais pilies įėjimą iškaltas juodas erelis, Radvilų herbas ir paminklas kunigaikščiui Mykolui Radvilai, kurio valdymo laikotarpiu šis bokštas buvo pastatytas. 18 amžiuje seno kaimo valdos atiteko Liubomirskio kunigaikščiams. Elžbieta maršalo Stanislovo Liubomirskio duktė, ištekėdama už Adomo Mykolo Seniavskio, padovanojo senai kaimą kaip kraitį Seniavskių šeimai. 709 Seniavskiai atstatė tvirtovę ir prieš švedų puolimą čia perkelė savo arsenalą iš Lvivo. Pilis buvo sustiprinta patrankomis ir kitais ginklais. 731 pilis atiteko Čartoriskiams, kurie pastatą apleido. 809 tvirtovė tapė Potockių nuosavybę. Tuomet prasidėjo galutinis pastato griovimas. Potockių šeima pilies rezidenciją pavertė alaus darykla, spirito varykla ir įvairiais sandėliais. Paskutiniu pilies savininku buvo grafas Alfredas Potockis iš Lancuto linijos. 939-91 sovietmečiu pilis buvo naudojama kaip kolūkio sandėlis. 2007 metais dainininkės Ruslanos lėšomis pilis buvo apvalyta nuo medžių. Platesnė istorija aprašėme po video. Reikia kojoms atramos tvirtos, kad galėtum kaip uola stovėti. Reikia rankoms vėliavo šventos, kad galėtum nešti ją per vėtrą. Reikia protui didelės drąsos, kad galėtum laikmetį suprasti. Reikia širdžiai meilės ir tiesos, kad galėtum tikrą kelią rasti. Ko verta vienos dienos tiesa, niekuo ji nesiskiria nuo melo. Ko verta vienos dienos drąsa, jį baimė panaši be galo. Ak, nelengva būti savimi ir už viską žemėje atsakyti. Ieškau aš protu ir širdimi, atramos tvirtesnės už granitą. Algimantas Baltakis.